Kągi viešpats sako daryti viešpaties atminimui. Ir labai aiškiai raštas mums primena Korintiečiams 1 skyriui, 1 laiške, tai yra 11 skyriui ir nuo 23 eilutės. Ir ten labai aiškiai sako viešpats, ką daryti jo atminimui. Jis mums paliko prieš išeidamas vakarienę. Tai yra simboliai, kurie simbolizuoja šitam fiziniam pasauliui, visam dvasiniam pasauliui, simbolizuoja mūsų tikėjimą ir mūsų užtikrintumą. Šiandien su jumis noriu pasidalinti tuo, kągi viešpats mums sako daryti Kristaus atminimui. Taigi, sako, štai aš gavau iš viešpaties ir perduodu jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurie buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkojęs sulaužė ir tarė, imkite ir valgykite. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas. Tai darykite mano atminimui. Viešpats vakarienės metu žmonėm, savo mokiniam paaiškino, kad čia yra duona, tai jo kūnas, Kristaus kūnas. Kad mes dabar žinotume ir tai darytume vertai, kurie komuniją priiminėja bažnyčiose, ar aš tai darau savo namuose, laužau Kristaus kūną, Kristaus duoną ir tai darau vertai Kristaus atminimui. Sau primindama ir primindama visam dvasiniam pasauliui, kad čia yra Kristaus kūnas, kuris už mane buvo sulaužytas. Ir aš sakau kiekvieną kartą, ačiū tau viešpate, kad tavo žaizdomis mes jau buvome išgydyti. Ir dėkoju tau Dieve dabar už kiekvieną žmogų, už kiekvieną žiūrinti šitą laidą, bendrai tikinti ir pasitikinti viešpačiu. Mes dėkojam viešpate tau už tavo sulaužytą kūną. Tai darom absoliučiai vertai, skelbdami visam dvasiniam pasauliui, kad mes sutinkam ir priimam ir valgom tavo kūną absoliučiai vertai, priimdami kaip visišką išgydymą ir visišką atstatymą savo kūnu. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų tai darysite, tai darykite mano atminimui. Tegu šitie Kristaus žodžiai ir ta Kristaus taurė jums simbolizuoja, kad būtent naujoji sandara, Naujasis testamentas, tai yra mūsų gyvenimai, yra sutvirtinti Kristaus krauju. Tai reiškia, tai yra absoliučiai atstatyti jūsų santykiai vienas su kitais, atstatyta sveikata, atstatyti finansai. Viskas atstatyta Kristaus kraujyje. Ši taurė yra, sako, mano sandora, naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų darysite, tai darykite mano atminimui. Ir kai jūs tai darote, geriate Kristaus kraują, skelbėte visam dvasiniam pasauliui, kad jūsų namai, jūsų gyvenimas, jūsų artimųjų gyvenimas priklauso viešpačiui. Kad tai yra atstatymas, kaip ir minėjau, atstatymas sveikatos, atstatymas santykių vienas su kitais, atstatymas finansų, atstatymas ramybės jūsų širdį, atstatymas gyvenimo. Svarbiausia, tai darykite sąmoningai, absoliučiai suprasdami. Ir aš dabar čia studijoje tai darau vis Kristaus atminimui už visų mūsų sveikatą, už visų mūsų gyvenimus, atstatytus, pripildytus Dievo išminties, Dievo gerumo, Dievo apsaugos, visokio gėrio.
Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Noriu pasakyti, kad Kristaus vakarienė tai yra labai svarbu, tai yra tai, kad jūs sutinkate. Ir Kristus būtent per vakarienę tai rodė. Tai, kad kai valgai, susitapatini. Valgymas tai reiškia bendravimas vieni su kitais. Bendravimas atiduodant viešpačiui šlovę ir garbę. Už viską dėkojimas. Suvokimas, kad ta naujoji sandara viešpatyje yra Kristuje. Atstatymas, išgelbimas. Svarbiausia suvokti, kad Dievas atliepia, mato ir viešpats užjaučia sunkumuose, įvairiausiose aplinkybėse, kad viešpats nepalieka mūsų, bet jis veda pergalės eisenoj. Ir ne tai, kad pergalės, šlovingos pergalės eisenoj. Komunija reiškia, kad mano ląstelės susitapatina, aš priimu, tai reiškia visa savo esybė. Aš tapatinuosi su tai, ką padarė Kristus. Kristus mane išgydė ir aš galiu tai daryti ir skelbti visam dvasiniam pasauliui. Ne tai, kad mane išgydė ir mano artimuosius išgydė. Aš, kai laužau duoną, dėkoju, kad visi mano artimieji išgydyti ir kol gyvena žemėje, gyvena jėgoj ir sveikatoj. Aš sutinku ir dėkoju Dievui, kad naujoji sandara yra sutvirtinta viešpaties krauju. Tai yra išgydymas, išlaisvinimas, sveikata ir klestėjimas. Klestėjimas kiekvienoj vietoj. Klestėjimas santykių jūsų vienas su kitais. Šeimose geri santykiai, darbe, gera emocinė sveikata, gera bendrai fizinė sveikata. Atstatyti finansai, viskas, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Ir jeigu jūs tai praktikuosite, darysite tai vertai suvokdami, jeigu iki šiol dar ir nebuvo taip aišku, aš tikiu, kad tas mūsų kartu pasidalinimas daugiau duoda suvokimo, kad tai ne tik tai gabaliuką duonos suvalgyti, ne tik tai gurkšnelį vyno išgerti, bet kas tai yra? Tai yra ženklas visam dvasiniam pasauliui, kad aš sutinku ir priimu, aš tapatinuosi Kristaus su tavim ir tikiu, kad tai yra absoliuti apsauga ir atstatymas. Čia gyvųjų žemėje ir amžinybėje dar būsiu su tavim. Amžinai būsiu su tavim, bet čia žemėje tu esi mano apsauga viešpate. Tu esi mano pagalba, mano skydas, mano tvirtovė. Aš priimu ir visų savo kūnų tapatinuosi. Tai yra sąmoningumą ugdyti, duonos laužimo, komunijos. Nes viešpats sako, tai darykite mano atminimui. Kituose vertimuose dar pridėta, mano atminimui vertai. Tai reiškia sąmoningai suprasdami. Nes būtent jūsų kiekvieno sąmoningumas yra tikėjimo ženklas. Taigi dėkoju viešpačiui už visų bežiūrinčių šią laidą sveikatą, fizinę sveikatą, emocinę sveikatą, visokį gėrį. Dėkoju, kad viešpats saugo jūsų namus, jūsų gyvenimus, jūsų artimuosius, kad ilgų ir laimingų gyvenimų pripildo jūsų dienas, duoda išmintį, nuovoką, supratimą, kad esate tinkamu metu ir tinkamoj vietoj, kad tikrai Kristus jūs veda šlovingoj pergalės eisenoj. Ir jūs šiandien nesitapatinat su šitu pasauliu, bet pasikeičiat, atnaujindami protą Dievo žodžiu, kad galėtumėte ištirti ir suprasti ir priimti sau priimti, kokia yra gera ir tobula Dievo valia. Kiekvieną akimirką, nuolat ir pastoviai. Ir jeigu eitumėt per mirties šešėlio slėnį, ar vienokį kitokį išbandymą, ar sveikatos išbandymą, ar santykiuose kažkokią destrukciją, ar kažkokią nuoskaudą širdį,
Iš karto, taip sakant, nusipurtyti ir susivokti, kad pasiimti, atsigręžti viešpatį ir imtis viešpaties visų ginklų. Imtis visos Dievo ginkluotės, kad piktą dieną atstovėti. Taip? Ir tas yra atstovėjimas, yra komunija. Yra prisiminti ir paimti duoną laužyti, vyną viešpatės, Kristaus kraują gerti, skelbti dvasiniam pasauliui atstatymą, sveikatos santykių, gyvenimo gerovės. Tai linkiu kuo geriausios kloties, visiems gerų, sveikų dienų, ramybė širdį ir ugdyti ramybę ir džiaugsmą. Tai yra didžiausia, kaip čia pasakyti, didžiausia dovana, nežiūrint į aplinkybės, nežiūrint į įvairiausias situacijas, bet pildytis Dievo ramybė ir Dievo džiaugsmu. Linkiu kiekvienam.